Aš žinokit, esu žiauriai pikta. Oh my god, kokiuose mes viduramžiuose gyvenam. Moterims trūksta gydymo labiau nei bet kada anksčiau. Susigrąžinusiai savo galią moteriai nebereikia meilės ir pripažinimo gauti savo kūnu ir nereikia jo gauti iš bet kokio vyro. Jinai neatsiduos bet kam pasitaikiusiam, kas turi, nežinau, daugiau pinigų ar didesnį statusą. Moterims stovyklas vedu nuo 2018 metų ir atvažiuoja moterys su įvairiausiam situacijom ir labai daug moterų atvažiuoja turėdamas labai žemą savivertę ir labai didelį aukos jausmą savo viduje. O aš tai kiekvienam noriu priminti, kad suaugusio pasaulis labai priklauso nuo to, kiek jį vaikystėje sutrypė suaugusieji. Visi vaikai gimsta turėdami sveiką sielą, vaikai žaidžia, juokiasi, myli be sąlygų, jie yra tyri. Apie trečiuosius gyvenimo metus vaikai pradeda užsikrėsti suaugusių ligomis, taip sakant. Tai baimė, kaltės jausmų, gėda. Auklėjame vaikus bausmėmis, kaip šunis. Na ir tada atsiranda pripažinimo poreikis, nes meilę pradeda reikėti užsitarnauti. Ir šitas užsitarnauk meilę, pripažinimą išlieka ir suaugusios moters gyvenime. Tai yra kvietimas atsigręžti į tai, kas vyksta mūsų namuose, neieškoti kaltų, rodyti pirštu kitus. Tai nesvarbu, ar tu smurtautojas, ar tu auka, tai yra tavo palikimas iš tavo šeimos. Mergaitės, kurios vaikystėje patyrė meilę, anksti pradės ieškoti vyriško glėbio. Fizinį kontaktą vertins kaip meilės prisilietimą, o tuo naudosis vyresni pornografijos priragavę vyrai. Ir seksas joms bus būdas pajusti ryšį, net jeigu už seksą tau sumoka pinigus. Mergaitės, kurias kritikavo namuose, turės žemą savivertę ir nemokės brėžti ribų, todėl sutiks su bet kokio diedo taisyklėmis, kuris jai parodys dėmesį. Mergaitės, kurios buvo vaikystėje nepakankamos savo tėvams, gyvens su jausmu, aš nesu verta meilės. Mergaitės, kurios buvo giriamos tik už pasiekimus, pažymius ir gerą elgesį, ieškos būdo, kaip užsidirbti meilę. Mergaitės, kurios buvo kritikuojamos, augs su žemu savivertės jausmu ir toleruos nepagarbą santykiuose. Mergaitės, kurios patyrė per didelę tėvų kontrolę, nepasitikės savimi ir ieškos vyro, kad greičiau ištekėtų. Mergaitės, kurios patiria tėvų atstūmimą ir išėjimą ar palikimą, užaugs nemokančios būti vienos ir rinksis ankstyvus santykius. Mergaitės, kurios gyvena šeimose, kur dažna nuotaikų kaita, tai tave myli, tai tavęs nemyli, užaugs ieškodamos dramų, azarto, adrenalino, nes ramiai gyventi tiesiog negali. Eikite mylėti savo vaikų ir kurkite santykių su savo vyrais, kurkite santykių su savo partneriais, kurkite santykiai šeimose. Mes nemokam pagarbiai būti su savo artimaisiais. Nežinau, čia visos visuomenės toksai sugėdimas yra. Ir iš tikrųjų problema ir pamoka ir iššūkis nežiūrėti, kas vyksta išorėje ir nebandyti išgydyti viso pasaulio, o pirmiausia išgydyti save ir taip išgydyti savo vaikus per ėjimą į save, per ėjimą į tyrumą, per ėjimą į šviesą, per ne dar vieno materijos poreikio tenkinimą, o per savo vidinio poreikio tenkinimą. O mūsų vidinis poreikis visada bus apie ryšį, apie santykį, apie bendrystę.